Sveiki, mėlyji! Esu Dalia Braziulytė, psichologė, egiptologė. Ir šiuo video noriu Jūs pakviesti į Egiptą, į archeologinę, poilsinę, pažintinę, meditacinę, piligriminę kelionę, kurią organizuoju šį rudenį, lapkričio 2-9 dieną. Mano gyvenimas yra susijęs su Egiptu jau 20 metų. Su visa atsakomybė galiu pasakyti, kad šią šalį pažįstu turbūt geriau negu Lietuvą. Taigi kviečiu Jūs į vietas, kurias pati labai gerbiu, vertinu, myliu. Ir kad ir kiek kartų ten būčiau buvusi, jų vis nepakanka. Taigi šį rudenį keliausime į šiaurės Egiptą. Egiptas yra labai didelė šalis. Per vieną kartą visko aplankyti ir pamatyti absoliučiai neįmanoma. Mano toksai šūkis gyvenime daryti, ką darai gerai. Ir iš esmės, taigi ši rudens kelionė ves mus į Kairą ir po piramidžių laukus. Dabar trumpai pristatysiu kelionės maršrutą. Jei norėsite jį paskaityti, parašykite elektroninį laišką arba žinutę, atsiųsiu pilną kelionės programą. Grupės dydis yra labai ribotas, mes keliaujam kaip senais gerais laikais, nedideliai, tokioj žmonių grupiai, kompanijai, kad galėtume bendrauti, visada turime geriausius gidus. Aš vedu egiptologinę ir psichologinę kelionės programą. Jeigu reikia, verčiu į kokią suprantamą kalbą. Taigi, mūsų kelionė prasideda lapkričio 2 dieną. Tai bus sekmadienis, kad ir kokioj šalyje gyvenate, lauksime jūsų atskrendant į Hurgadą, pasitiksime jūs oro uoste ir visai netoli oro uosto kažkur tai 5-6 kilometrai atstumu yra Vila Šahrazad, mano kurtas seminarų namas, esantis Arabijos dykumoje, netoli senojo Hurgados centro Daharo ir El Ahijos, namas, kurį kūriau pagal Aurasomus, Feng Shui, archetipų kanonus, botanikos sodas, didelis privatus, plaukimo baseinas. Tiesiog tai bus vieta, kurioje gyvensime Hurgadai. Kitą kelionės dieną iš pat ryto išplauksime į jūrą. Egipte turiu visą komandą patikimų pagalbininkų, laivų škiperius, nardymo instruktorius, vairuotojus, kad visa mūsų grupės svečiai būtų saugus ir kad tiesiog būtų atitinkama aptarnavimo kokybė. Taigi, dienos laivu išplauksime į Raudonąją jūrą prie koralinių rifų. Būtent taip planuoju programą specialiai. Žinau, kad atskridę iš Europos mes vis dar būnam įsibėgėję darbuose, reikaluose, vis dar tikrinam telefonus ir negalim pamiršti visų reikalų. Bet kuomet mes panyram po vandeniu, visa mūsų nervų sistema persikrauna ir tuomet prasideda tikrasios atostogos. Daug mano bičiulių žino, kad jei nepaners su manim, tai turbūt gyvenime niekuomet ir nepaners po vandeniu. Patikėkit, turim didžiulę patirtį ir esam panardinę daugybę žmonių. Manau, kad kartą gyvenime reikia pamatyti povandeninio pasaulio grožį savo akimis. Ir toliau trečia mūsų atostogų diena, labai anksti iš ryto, 4 valandą, su nedideliu autobusu išvažiuosim į Kairą, Egipto sostinę. Labai gražus dabar naujas kelias į Kairą, eina per Raudonosios jūros kalnų kanjonus, spalvotos uolienos atsiveria tame greitkelyje, dalis kelio eina palei Raudonąją jūrą. Ir anksti iš ryto per pusryčius įsiliesime į Kairo chaosą. Tai yra stulbinantis
Didžiulis miestas, didžiausias Afrikos miestas, kuris niekuomet nemiega. Įsivaizduokit, Kaire dabar gyvena maždaug 23 milijonai žmonių. Tai visa Lietuva ir lietuviai sutilptų turbūt vienoje gatvėje. Kaire, tą dieną mūsų kelionės tikslas yra koptiškasis, krikščioniškas ir islamiškas Kairo senamiestis. Pirmiausiai aplankysim senovinį koptišką senamiestį, kuriame pamatysite bažnyčią Buserdžą, kur slėpėsi šventoji šeima Marija Juozapas su kūdikiu Kristum bėgdami nuo persekiojančio karaliaus Erodo. Pavaikščiosim viduramžių gatvelėmis, pasižiūrėsime kabančią bažnyčią, Babilono fortą, koptų kultūros, religijos muziejų. Iš tiesų, jei domitės krikščionybę, jei jums yra svarbios šios religijos šaknis, manau, kad ją galima geriau pažinti Egipte, kadangi tiesiog visa ši kultūra ten yra išvengusi Vatikano įtakos. Toliau važiuosime į islamiškąją Kairo dalį ir aplankysim stulbinančią Ibn Tulun mečetę, kur sakoma, Nojus po tvano pirmą kartą išlipo į sausumą. Tai yra zoroastriečių stiliaus šventovė, kuriame galima pamatyti ir ziguratą, labai daug islamiškos religinės architektūros tokių elementų. Ir šios mečetės teritorijoje yra Gair Andersono, airių keliautojo, gydytojo, egiptologo, kolekcionieriaus, valstybės veikėjo namai Beit el Kritlyje. Tai yra 5-6 amžiaus statiniai, kuriuose gyveno šis įstabus žmogus, turėjęs ypatingą estetikos jausmą. Manau, kad verta atskristi iš tolimų šalių, kad pamatytumėt, kaip gali atrodyti žmogaus namai. Su kokia meilė, pagarba, detalė, meno kūriniam, tiesiog visai šitai kultūrai Gair Andersonas sukūrė nuostabaus grožio namus. Didžioji dalis vietų, kurias mes lankysim, yra neprieinama masiniam turizmui. Tiesiog rodysiu jums vietas, kurias pati esu atradusi, labai myliu ir vertinu. Po to važiuosime į vietą, nuo kurios prasidėjo pats Kairo miestas. Kadaise tai buvo karavansarajus, kur karavanai tiesiog apsistodavo nakčiai, vesdavo daug vartų į tą vietą. Dabar iš to seno ankstyvųjų viduramžių karavansarajus liko viena gatvė, Šarija el Mujis, ir ją veda 2 vartai, Bheb el Futuh ir Bheb el Zuweila. Mes įeisim į senąjį Kairo senamiestį per vartus Bheb el Futuh ir akmenim grįstom gatvelėm keliausime link Khan el-Khalilo turgaus. Apžiūrėsime pirklio namus, madrasas, hamamus, žmonės ten tiesiog gyvena savo gyvenimą, geria arbatą arbatinėse, eina su reikalais, žaidžia vaikai, muzikantai atlieka muziką. Tiesiog viskas atrodo kaip senovėj ir įeisim į Khan el-Khalilo turgų. Atsigaivinsim Kalsun kaviniai, tai yra garsi Kairo inteligencijos ir bohemos atstovų susitikimo vieta. Kalsun yra garsi Layali žanro dainininkė. Po to pavalgę važiuosim į Gizos rajoną per visą Kairą. Gizos rajone ir apsistosim 4 žvaigždučių viešbutį ir vakaras baigsis šviesos ir garso šou prie didžiųjų piramidžių. Kad pamatytumėte šitą pasaulio stebuklą, beje vienintelį išlikusi pasaulio stebuklą, tiesiog ramiai per atstumą savo akimis.
Toliau dar viena išeitų ketvirta mūsų kelionės diena yra skirta piramidžių laukams ir nekropoliams. Senovės Egipte buvo rasta maždaug 138 piramidės. Turistai dažniausiai žino 3 didžiasias Gizos plokštikalniai. Ta diena mes važiuosim į Sakarą, kur grožėsimės datulinių palmių plantacijom. Tai yra vienas iš tokių gan derlingų vietų Egipte. Ir atkeliausim į Sakarą, kur yra seniausia pasaulyje Džosero piramidė, statyta Imhotepo, garsiojo mokslininko, architekto, mago. Džosero piramidė yra neseniai rekonstruota, archeologai dirbo daugybę metų ir dabar į šitą stebuklą galima įeiti. Apžiūrėsim mastabinės kapavietes, aš pasakosiu jums apie senojo Egipto menus, pasakosiu apie laidojimo kultūros raidą. Gidas detaliai pasakos visas detalės apie visus šituos artefaktus, apžiūrėsim Didžiūnų kapavietės, keliausim į dar porą tokių mažiau žinomų piramidžių, kaip pavyzdžiui Uno piramidė, faraono Uno piramidė, ant kurios sienų yra išlikę sarkofagų piramidžių tekstai. Šitaip formavosi senovės Egipto mirusiųjų knyga. Dar važiuosim į Dahšūro nekropolį, kur yra 2 faraono Snefrų piramidės. Jas taip pat galima įlipti. Patikėkit, laukia Himalajų ekspedicija, fitnesas, nes lipant į kalną dirba vieni kojų raumenys, o lipant nuo kalno kiti. Bet piramidė ištraukia visą negatyvę energiją, ten net produktai negenda. Nors diena bus tokia pilna judesio, bet iš tikrųjų jausit, kad visi rūpesčiai, visas negatyvas, visos ligos, bėdos tiesiog pradingsta toje sakralinėje erdvėje. Taip pat aplankysim Dahšūro palinkusiąją ir raudonąją piramidės. Ir vakarą baigsim šiuolaikiniam art deco stiliaus, prancūzų statytame Kairo centre, kuris vadinasi Talat Harp. Tai yra elegantiškų parduotuvių rajonas, didžiulės gatvės, kuriuose iš abiejų pusių yra daugiaaukščiai univermagai, kur apsiperka visa Afrika. Bet taip, kad kaip juokauja kolegės, tai bus Shop Izide ir Shop Anubis, kadangi kainos Egipte yra labai nedidelės, o daiktai labai gražus, tai nereikės galvoti, ką pirkti, tik tai klausimas, kiek vienetų šito ir kiek vienetų ano. Na ir dar viena, 3 diena Kaire bus skirta didžiosioms piramidėms, Cheopso, Chefreno ir Mikerino, ir nuo ryto mes aplankysime būtent tą Gizos plokštikalnės vietą. Paprastai 2 piramidės būna atidarytos, viena ilsisi nuo turistų. Labai tikiuosi, kad mūsų apsilankimo metu bus atidaryta didžioji piramidė, ją būtinai reikia apžiūrėti. Ir apžiūrėsim visą šitą teritoriją, aplankysim Sfinksą, mistišką vietą, kur tiesiog atsiveria įvairiausios vizijos. Ir taip pat aplankysime naujausią pasaulio egiptologijos muziejų, tai yra Kairo didįjį senovės civilizacijų muziejų, kuris buvo statytas kelis dešimtmečius ir pagaliau yra atidarytas lankytojams. Na ir vakare skaniai pavalgę važiuosim atgal į Hurgadą. Vėl apsistosime viloj Šahrazad ir dar viena mūsų kelionės diena, tai bus jau 6 diena.
Išsimiegoję, pailsėję, pavalgę, popiet važiuosime į Arabijos dykumą, apžiūrėsim Raudonosios jūros kalnų kanjonus. Aš labai nemėgstu turistinio šurmulio, nemėgstu visų tų šou, kuriuos, tiesiog turistinės kompanijos rodo atvykėliam. Iš tikrųjų, tai nieko bendro neturi su beduinų gyvenimu ir jų kultūra. Taigi, visą kelionę mes judėsime po Egiptą būtent mano tokiu atrastu koridorium. Dykumoje galėsime paklausyti tylos, išgersim arbatos, pavalgysim lenčio ir jei norėsite, galėsite sudalyvauti meditaciniuose ritualuose. Leidžiantis saulei, sėdėdami ant barchano po žvaigždėtų Saharos dangumi, darysime Gurdžijevo, Sufijų, vyno norų išsipildymo ritualą. Ir dar viena mūsų kelionės diena, 7, bus skirta poilsiui prie Raudonosios jūros, tokioj privačioj lagūnoj. Įėjimas yra tarsi į baseiną, viskas saugu, galima plaukioti. Ilsėsimės pliaže, o popiet aplankysim Hurgados parduotuvę, senamiestį Daharą, parodysiu jums įvairiausias gėrybės, kurias esu atradusi Egipte. Galėsite nusipirkti šaunių lauktuvių, dovanų savo ir artimiesiam. Ir paskutinė vakarienė bus labai skaniam žuvies restorane. Ir dar viena mūsų kelionės diena, jau bus 8 diena, lapkričio 9 bus skirta grįžimui namo, priklausomai nuo jūsų skrydžio laiko. Tiesiog palydėsim jūs į oro uostą ir pilni įspūdžių sugrįšit į tėvynę. Kaip juokauju, vykdami su mumis į Egiptą pasimkit pasą, lagaminą ir galvą. Svarbiausiai pasą, bet ir kuomet jau išlipsite Hurgadai, patikėkit, jums apie nieką nereikės galvoti. Dažnai mūsų turistai jau grįždami namo atgal staiga vieni jau įėję į oro uostą susigrebė, Dieve, kaip mes čia dabar orientuosimės, kai Dalia nesako, kur eiti, ką daryti, ką paimti, į ką atkreipti dėmesį, kadangi aš kviečiu jūs į tolimą šalį ir suprantu, kad jūs išeinate iš komforto zonos, ne kiekvienas jaučiasi jaukiai Egipte, tiesiog vesdama jūs per visas šitas stebuklingas vietas, aš tiesiog visuomet stengiuosi, kad mūsų lankytojai išvengtų streso, kad jūs suprastumėte tą arabų kultūrą senovinę ir šiuolaikinę iš vidaus. Taigi, mielieji, kelionė Piramidžių paslaptis vyks šį rudenį, lapkričio 2-9 dieną. Ir neklauskite, kada bus kitas kartas. Šiais laikais gyvenimas sunkiai prognozuojamas. Tai karai, tai marai, tai kokios psichodemijos prasideda. Bet taip, kad iš tikrųjų reikia griebti galimybę, kuri yra dabar. Ir kiekvieną kartą mes organizuojam kelionę kaip pirmą ir paskutinį kartą gyvenime. Taigi šis kartas bus dabar. Dėl visos informacijos ir programos parašykit man asmeninę žinutę arba elektroninį laišką arba skambinkite. Ir labai tikiuosi, kad neužilgo pratęsim šilumą vasarą Faraonų šalyje Egipte. Su egiptietiškais linkėjimais jūsų Dalia.